matau labai daug pažįstamų veidų, dėl to man labai džiugu, kad ateinat į vieną mano paskaitą. Labai ačiū tiem veidam. Ir aš esu, kas manęs nepažįsta, aš esu Ingrida. Esu gydomosios mitybos specialistė. Lietuvoje baigiau teisę, bet vis dėlto nusprendžiau sieti savo gyvenimą su tuo, kas man labai patinka. Tai Londone praeitais metais baigiau studijas mitybos specialistės ir metus laiko, dabar intensyviai šviečiu visuomenę, konsultuoju ir bandau dalintis savo žiniomis. Ir iš tikrųjų, kodėl šiandien tokią temą parinkau ir matau, kad jūsų daug susirinko, tikriausiai aktualu. Aš tik noriu paklausus, visi girdite, galia girdisi, ar man garsiau kalbėti? Kodėl šitą temą parinkau ir kodėl man ji pasirodė labai svarbi ir dėl ko aš į ją labai gilinuos ir manau, kad tikrai specializuosi šioj srity, tai todėl, kad mūsų tradicinė medicina tikrai, jeigu kas serga autoimunė liga, tikriausiai man pritarsit, tikrai pralaimi kovą ir išgydyti net nesuteikia vilčių mums tokių, taip. O iš tikrųjų ir viskas gydoma tik vaistais, o iš funkcinės medicinos, integratyviosios medicinos pusės galima labai daug ką padaryti. Ir matau daug vilties tame. Dėl to ir norėčiau šiandien pasidalinti, be abejo, kad tas autoimunės ligas mes galėtume labai ilgai šnekėti ir labai daug. Aš šiandien norėčiau suteikti jums per tą gerą valandą tokią bendro pobūdžio informaciją, esminius dalykus. Ir jeigu kas nors norės detalesnės informacijos, tai tų seminarų dar bus ir tikrai pakviesiu juos. Taigi, autoimunės ligos yra įvairiausių pavadinimų. Ir aš nežinau, ar jūs, kuris nors iš jūsų serga, taip? Tai diabetas, vilkligė, žvynelinė, tiroiditas, išsėtinė sklerozė, be galo daug įvairių pavadinimų. Ir kaip jūs matote, kad tai gali paliesti bet kurią kūno dalį ir gali paliesti jūsų odą, taip, ir pasireikšti kaip egzema, kaip vitiligo, gali kaip žvynelinė, gali jūsų kaulus, tai reumatoidinis artritas, skydliaukė, taip, Hashimoto liga arba Greivso liga ir kraujo leukemija. Tų autoimuninių ligų yra daugiau negu 100 įvairiausių skirtingų. Ir kiekviena liga, tarkim, jeigu mes susirgam reumatoidiniu artritu, mes einam pas reumatologą. Taip, jeigu tai yra išsėtinė sklerozė, pas neurologą. Jeigu skydliaukės problemos, pas endokrinologą. Ir iš tikrųjų, va čia, tas pirminis žingsnis, kur aš jau matau, kad mes darome šiek tiek ne taip, kaip mes turėtume daryti, nes mes savo kūną skirstom dalimis, taip, tai skydliaukė, tai širdis, tai sąnarys ir panašiai. Bet iš tikrųjų pas mus viskas funkcionuoja taip gražiai ir jūs negalit pakenkti savo vienam organui, nepakenkiant kažkam kitam. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu susirgus celiakija, aš jau paskui pristatysiu šitą, nes tai su autoimunėm ligom labai susiję, celiakija, tokia liga, kas visiškai netoleruoja glitimo ir kaip sunyksta mūsų gaureliai plonojo žarnyno, tai mes neįsisavinam medžiagų. Ir tai galėtume pasakyti celiakija, autoimunė liga, taip, bet jį mūsų paliečia žarnyną, mes neįsisavinam maisto medžiagų, mes neįsisavinam kalcio ir gali išsivystyti osteoporozę. Osteoporozę mes vėlgi žiūrėtume kaip atskirą ligą, bet tai yra be galo susiję. Ir nors yra daug pavadinimų, bet šios lygos yra, aš kaip sakau, realiai kaip viena liga, tik su skirtingais atspalviais. Ir du esminiai dalykai, kas jas vienija, tai visų pirma, kad tai yra lėtinės lygos, jos neatsiranda, tarkim, skydliaukės, taip, tiroiditas ar diabetas, jos neatsiranda per vieną naktį, nors kartais mums taip atrodo. Kaip ir aš buvau labai neseniai išsėtinės sklerozės stovyklą, mes organizavome mokymus ir mes sėdėjom rateliu visi susėdę ir kiekvienas pristatinėjo savo istoriją, kaip jie atsidūrė ten, kur dabar atsidūrė. Aš nežinau, jeigu kažkas yra čia iš setinukų, taip vadinamų. Tai yra
man buvo labai liūdna ir baisu, nes tai yra labai jauni žmonės paliečiami. Tai amžiaus nuo 16, tarkim, iki 30-35 metų, bet ką jie sakydavo, visi praktiškai kiekvieną, kad toks jausmas buvo, kad viena po nakties atsikėlė ir, pavyzdžiui, nejuto kojų, visiškai nutirpusios kojos. Ir ne vienas toks jų pasisakymas buvo, bet kai pradėjo jie gilintis ir kapstytis, tų simptomų ligos, kad kažkas vyksta ne taip, buvo daug metų. Ir šios lygos vystosi 5, 7, 10 metų tol, kol mes jau pamatome realius simptomus. Ir tai vienas iš bendrųjų požymių, tai kad tai yra lėtinis, kaip sakiau, daug metų reikalaujantis, o kitas jų požymis bendras, tai yra uždegimas. Tai gali būti, pavyzdžiui, išsėtinės sklerozės atveju smegenų uždegimas, skydliaukės atveju skydliaukės, taip tiroiditas, skydliaukės uždegimas ir panašiai. Tai kaip lygiai taip pat kaip su aterosklerozė, uždegiminiai procesai yra juos vienijantis bruožas. Ir dabar, kodėl aš čia įdėjau kraujo tyrimus, kodėl tai yra labai svarbu ir būtent antikūnių kraujo tyrimai, taip imunoglobulinas E, G, M ir panašiai. Dabar, kad į konkretus atvejus, prieš atvažiuojant pas jūs, po 4 valandą išleidau iš savo kabineto Kėdainiuose mergaitę, kuri turi jau, aš aišku diagnozuoti negaliu, bet tai yra labai aiškus Hashimoto tiroidito simptomai ir jai echoskopu tai patvirtino, bet endokrinologas tos diagnozės nepasakė. Bet dabar kas yra, būtent dėl ko tie antikūniai labai svarbus? Dėl to, kad kraujo tyrimas, kur tikrina tas bendras kraujo tyrimas, taip ir tu gali papildomai paprašyti, kad toks skydliaukė ištirtų. Ir dažniausiai tyria tą TH4, TH3 ir skydliaukę stimuliuojantį hormoną. Ir lygiai taip pat ir pas ją visą tai ištyrė ir viskas buvo absoliučiai normos ribose. Ir endokrinologas, matydamas tuos rezultatus, jis sakys, kad viskas gerai, nors tu jauti, kad tau nėra viskas gerai, taip? Bet aš jai pasakiau išsitirti anti-TPO, toks yra antikūnis, būtent su skydliaukės susijęs, jeigu yra autoimuniniai skydliaukės sutrikimai. Ir kaip yra norma, iki 60 gali būti, pas ją buvo virš 1300. Ir suprantat, ką aš noriu pasakyti? Kartais kraujo tyrimas dar nieko nepasako, jeigu tu nežinai tiksliai, ką reikėtų dar pažiūrėti. Ir kas blogiausia su autoimuniniam ligom, kad tie antikūniai pas mus gali būti padidėję ir labai priklauso individualiai. Pavyzdžiui, pas vieną žmogų gali būti padidėję labai nedaug tų antikūnių ir jis jaučia įvairius simptomus. Tai gali būti nuovargis, tai gali būti raumenų skausmas, sąnarių skausmas, atminties suprastėjimas. Bet pas kitą gali būti jie labai aukšti rodikliai ir jisai nieko nejausti. Ir esmė ta, kad tie antikūniai, jie gali būti padidėję 5-7 metus ir jie vis didėja, o mes tų simptomų nejaučiame, su tuo gyvename. Ir galiausia, kai mes jau pajaučiame simptomus, dažniausiai būna per vėlų, tai yra ne tik, kad per vėlų, niekada galbūt nėra per vėlų, bet jau prevenciškai užbėgti už akių, jau mes to nepadarėme, nes būna pažeistas organas. Aš dar prie to prieisiu ir jums parodysiu, kaip viskas vyksta. Taigi, kūnio ištyrimas yra be proto svarbus. Antikūnio, atsiprašau. Antikūnio ištyrimas be proto svarbus ir jeigu jie padidėja, nesvarbu, ar jūs jaučiate simptomus, ar nejaučiate simptomus, tai jums turi būti kaip aliarmas, kad pas jūs organizme kažkas vyksta ne taip, kas turėtų vykti. Ir dar, aš nežinau, jeigu irgi sakau, nepaklausiu jūsų, kas serga, kas neserga autoimuniniais susirgimais čia, bet dar kas irgi nekeista, galbūt liūdna, neliūdna, nežinau kaip net įsireikšti, kad dažnai žmogus jaučia, kad pas jį kažkas vyksta organizme, bet jis negali apibūdinti to tiksliai. Taip, kad tiesiog tu žinai, kad kažkas yra ne taip, kaip turėtų būti, kad tu nesijauti taip, kaip visada jaustavaisi. Ir kaip nueini pas gydytoją, ir jeigu jis padaro kraujo tyrimus,
Ir jeigu jie visi yra normos ribose, taip, tos bendrus padarė, jie paprasčiausia tave išleidžia namo ir sako, tai tikriausia nuo streso, mažiau stresuoti reikia, galbūt išsimiegoti daugiau, mitybą pakeisti, taip, bet dažniausiai mes suverčiame tai stresu, kaip dabar labai įprasta daryti. Ir irgi, kai iš Statinukų stovyklai buvau, čia yra vienas ir atstovas žiūri atvykęs šiandien, tai irgi kas, va šitą būtent dalyką irgi patvirtino ne tik vadovėlį, bet ir realioji patirtis. Jie lygiai tą patį sakė, kad jie jautė, kad kažkas yra ne taip, bet kažkas yra ne taip, bet tu negali, tyrimai rodo geri ir tu net negali paaiškinti gydytojui, kad kažkas tikrai yra ne taip. Tai va, tai antikūnių ištyrimas yra labai labai svarbus. Ir dabar čia tokia moteris, Melisa, nežinau, ar teisingai perskaitysiu pavardę, ar Buklė, 2003 metais atliko tyrimą. Ir ką jis darė? Čia Amerikoje viskas vyko ir jinais, Amerikoje kaip veteranai tarnaudavo, iš jų nuolat imdavo kraują. Ir tas kraujas būdavo kraujo mėginiai užšaldomi. Ir po tarnybos buvo nemažai žmonių, kurie susirgo vilkligę. Ir šita moteris su komanda bendraminčių, ką jie padarė, jie paprašė Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės, kad leistų ištirti nuo 1978 metų imtus mėginius. Būtent tų žmonių, kurie susirgo vilkligę. Ir ką jie pamatė? Kad absoliučiai pas visus, kurie susirgo, antikūniai buvo padidėję minimum jau 5 metus iki ligos išsivystymo, iki ligos diagnozavimo. Tai reiškia, tie autoimuniniai procesai jie vyko, taip, jie nebūna taip staigiai. Ir čia būtent irgi rodo antikūnis va šitoje lenteliai ir jų padidėjimą ir būtent kiek praėjo laiko iki diagnozės. Taip, tai vienur 7 metai, kitur 8 metai, kitur 9 metai jie buvo padidėję. Ir kaip aš jau minėjau, kad tas autoimuninių ligų vystymosi koks yra procesas, tai kad iš pradžių yra pažeidžiamas tas ląstelinis lygmuo, vėliau mūsų, jeigu toliau vis vyksta, taip, uždegiminiai procesai, antikūniai yra padidėję, yra pažeidžiamas audinys, vėliau organas ir kaip, va būtent jau kaip mes pažeidžiame organą, va tada atsiranda ir simptomai. Tai matot, kiek mes praeinam daug, iki kol atsiranda simptomai ir kol mums diagnozuoja ligą. Bet realiai, jeigu mes darytume kraujo tyrimus profilaktiškai kiekvienais metais ir įtrauktume prie geležies ir prie visų tų bendrų antikūnius, mes galėtume tikrai matyti, ar kažkas vyksta ar nevyksta mūsų organizme, nepriklausomai dėl jaučiamo ar nesimptomus. Ir būtent, ką irgi aš su simptomais, ką norėjau jums išskirti, kad tas simptomų atsiradimas, kaip mes dažnai galvojam, kad tai va pirmasis ženklas, jog jau mums čia kažkas yra blogai, taip, tai dažniausiai yra ne pirmasis ženklas, dažniausiai tai yra vienas iš paskutinių ženklų, nes jau kaip atsiranda simptomai, reiškia, kad mūsų organizmas viskas, jisai nebesugeba susitvarkyti. Nes iš pradžių jisai daro viską, mūsų imuninė sistema yra aktyvuojama, taip ir mes net nejaučiame. Pavyzdžiui, mes kiekvieną dieną susidurime su tam tikrais virusais, bakterijomis, taip ir mūsų imuninė sistema 24 valandas, 7 dienas per savaitę jinais dirba. Jinais dirba sukurta taip, kad mes nejaustume jokių simptomų, kad mums būtų patogu gyventi. Taip? Ir kaip yra tokia įgimta ir įgyta imuninė sistemas, taip, įgimta sistema, tai kaip citokinai, jeigu gerai išversi, kaip jie nebesusitvarko su, tarkim, parazitais, su bakterijom, su virusais, taip įvairiais įsibrovėliais, svetimkūniais, tada jie šaukiasi pagalbą, taip vadinamus antikūnius. Tai yra įgytos imuninės sistemos mūsų per gyvenimą pagalba. Taip? Ir kaip jau nesusitvarko tie antikūniai, tada jau paskui mums išlenda įvairius simptomai. Ir dabar ką irgi norėčiau pabrėžti, čia neseniai iš manęs ėmė viena žurnalistė interviu. Ir tokie 2 dalykai, ką aš akcentavau, tai visų pirma, kad yra Naujosios Anglijos žurnale, tai buvo paskelbta, kad
mūsų vaikai pirmą kartą istorijoje susirgs anksčiau ir yra labai didelė tikimybė, kad numirs anksčiau už savo tėvus. Tai yra mūsų vaikų sveikata yra žymiai prastesnė negu jų tėvų sveikata. Ir kelia šitą klausimą, kad netgi yra tikimybių, kad tie vaikai nepergyvens savo tėvų. Ir iš tikrųjų galbūt tai skamba labai dramatiškai, bet aš savo praktikoje iš tikrųjų tai labai aiškiai matau. Ir kaip anksčiau, tarkim, tikrai nebuvo, nežinau, bent jau aš neatsimenu tiek autizmo atveju, tiek diabeto atveju, kad vaikai susirgtų labai anksti, vėžio atveju, labai tas amžiaus vis ankstėja. Ir kitas dalykas, ką man labai patinko funkcinės medicinos gydytojas O'Brienas, ką jisai norėjo pabrėžti, ką mes pradėjome maišyti, tai yra, kas yra normalu ir kas yra įprasta. Tai kadangi daugelis iš mūsų, dabar toks yra gyvenimo tempas, taip, ir mes bėgam, lekiam ir mes nuolat jaučiamės, aš dabar apskritai šneku taip apibendrinsiu, bet daugelis iš mūsų jaučiamės pavargę, taip, daugelis iš mūsų tas nuovargis, ryte sunku atsikelti, skausmai, galvos skausmai, taip, ir panašiai, bet mes taip priemam, kad tai yra normalu, kad tai tiesiog yra normalu, taip visi, taip daugelis iš mūsų jaučiamės, taip. Bet tai reikia atskirti tas sąvokas, tai nėra normalu. Yra įprasta, kad daugeliu žmonių dabar yra migreniniai galvos skausmai. Yra įprasta, kad mes jaučiamės pavargę. Yra įprasta, kad mes neturim energijos. Taip? Yra įprasta dabar tampa, kad skauda sąnarius vis jaunesniems žmonėms. Bet tai nėra normalu. Tai nėra normalu. Reikia tas vis laik sąvokas atskirti. Kaip ir netgi, jeigu mes nueinam pas gydytojus, gal reikėtų irgi paklausti gydytojų, o tai yra normalu, ar tai yra tiesiog įprasta jūsų praktikoje? Ar taip turėtų būti? Taip, nes normalu, tai reiškia, kad mes visi turėtume jausti galvos skausmus ir tai yra, kitaip net neturėtų būti, tiesiog visi, bet taip nėra, taip. Tai būtent dabartiniai ir depresija, ir nutukimas, ir daug žmonių nemiga patiria, ir nerimo pastovų, ir tie visi simptomai, sakau, turėtų būti nelaikomi kaip normaliais dalykais. Jeigu jūs tai patiriate, jau dabar, taip, jeigu jūs atpažįstate šitos simptomus, ką aš jums sakau, jums tai turėtų būti kaip toksai įspėjamasis ženklas, kad kažkas pas jūs organizme vyksta ne taip. Kad jūs turėtumėt stabtelti, susimastyti ir pradėti atkreipti daugiau dėmesio skirti savo. Nes kas mano praktikoje irgi dabar labai dažnai pasitaiko, kad žmonės tiesiog neturi laiko sirgti, kaip jie sako. Nu, aš negaliu, taip, aš negaliu nueiti pas gydytoją, aš negaliu pasidaryti tyrimų, tiesiog nėra kada. Bet geriau, kad, kaip sako, jeigu nebėgioji kol sveikas, paskui bėgiosi pas gydytojus. Tai, kad to neatsitiktų, reikia anksčiau užbėgti viskam už akių. Ir čia būtent įdėjau mašinos skydelį ir ką aš norėjau pasakyti, tai čia taip kaip mes kartais, tarkim, jeigu mums, net ne kartais, aš jau galbūt gan dažnai, kaip atsiranda skausmai kažkokie, mes gerime nuskausminamuosius vaistus, taip, aspiriną, ibuprofeną ir panašiai. Tai irgi man labai patiko toks palyginimas, kad tai lygiai tas pats, kaip pavyzdžiui mašinai, užsidegtų ant skydelio kažkokia raudona lemputė, signalizuojanti, kad tarkim per mažai tepalų ar dar kažkas taip, ne taip, kaip turėtų būti. O mes, vietoj to, kad užpiltume tepalų nuvažiavę, taip, mes suieškotume, kur tas laidas jungia tą lemputę ir nukirtume laidą, kad tiesiog tą lemputę nebešviestų. Ir toliau išvažiuotume į trasą ir važiuotume, nežinau, atostogauti, taip. Ir be abejo mes suprantam, kad mes toli nenuvažiuotume. Kad ir kaip mes stengiamės apgauti. Tai lygiai taip pat ir su tais nuskausminamaisiais vaistais. Aš nesakau, yra normalu, kad mes norime gerai jaustis ir mes norime iškart numalšinti skausmą, nenorime kentėti. Tai savaime suprantama. Bet jeigu mes kiekvieną kartą neieškosime priežasties, kodėl, taip,
Kodėl man skauda galva? Kodėl vyksta uždegiminiai procesai mano organizme? Kas vyksta? Ką aš darau ne taip? Ar aš maitinuosi ne taip? Galbūt aš stresuoju, galbūt mano vyras yra blogas, ar darbas ne toks, koks turėtų būti ir man stresą sukeliu dėl to. Gali būti milijonas priežasčių, bet mes turim kiekvienas ieškoti, kas yra ne taip, o neslopinti simptomus, ką mes dažniausiai darome. Nes simptomų slopinimas yra pats baisiausias dalykas, ką mes galime padaryti. Nes mes turime dėkingi būti simptomams, jeigu tokius jaučiame, nes jie mums pasako, mūsų kūnas pasako, kažkas yra ne taip. Ir dabar mūsų imuninė sistema, jeigu kalbėtume apskritai autoimuninė, aš kaip ir jau net nepasakiau, bet tikriausiai daugelis iš jūsų ir žino, kad autoimuniniai tie susirgimai, tai kas yra? Tai yra, kaip mūsų imunitetas suklysta ir jisai atakuoja ne mikrobus, ne bakterijas, ne kažkokius įsibrovėlius, bet jis pradeda atakuoti mūsų organizmą. Jis mūsų, pavyzdžiui, audinius, kaip skydliaukė organą, kaip, nežinau, kraują, kaip liaukė būna, jis laiko svetimkūniais ir jis pradeda juos ardyti. Ir dabar imuninė sistema, aš žinojau, kad tikriausiai daugelis jau žino, kad čia kalba, nežinau, kiek laiko į galvą, kad kur yra, kaip jūs manot, kur yra didžiausia imuninė sistema pas žmogų? Taip, žarnyne. Ir iš tikrųjų, Bavačeva yra praktiškai 70–80% mūsų imuniteto. Ir mes prieisime prie to vėlgi. Kodėl aš ir sakau, pavyzdžiui, kaip yra autoimuniniai susirgimai, tai mums nereikia tik žiūrėti į, pavyzdžiui, reumatoidinis artritas, irgi aš turiu pacientę, tik į sąnarius. Reikia žiūrėti, ar funkcionuoja, ar gerai funkcionuoja žarnynas. Ar nėra blogųjų bakterijų išvešėjimo, ar skrandžio rūgštingumas yra pakankamas, ar jis negeria vaistų, kurie slopina skrandžio rūgštingumą, nes jeigu jis geria vaistus, kurie slopina skrandžio rūgštingumą, reiškia, baltymai yra nesuskaidomi, reiškia, blogosios bakterijos gali išvešėti, nes ne be reikalo mūsų organizmas yra sukurtas taip, kaip sukurtas. Ir pavyzdžiui, jeigu apie tą patį skrandį kalbėti, ar kas nors turi refliuksą iš jūsų čia? Nedaug, bet refliuksas dažniausiai galvoja, kad tai yra per didelis skrandžio rūgštingumas, nežinau kaip jūsų atveju, bet iš tikrųjų 90% tiem žmonėm, kuriem yra refliuksas, skrandžio rūgštingumas yra per mažas. Ir labai dažnai daroma ta klaida, kad slopinama būtent geriant skrandžio rūgštingumą mažinčius vaistus. Bet mūsų skrandė turi rūgštingumas būti 1,5 pH. Tai yra labai rūgštus. Rūgštinė terpė. Kodėl rūgštinė terpė? Todėl, kad rūgštiniai terpiai negali gyventi blogosios bakterijos. Todėl tai toks pirmasis savisaugas mechanizmas, kuris nužudo blogasias bakterijas, o gerasias bakterijas labai lengvai išgyvena. Kitas dalykas reikalinga baltymam virškinti. Ir ką aš noriu viso šito pasakyti, mūsų organizmas yra labai protingas ir mes kaip jį bandome kažkaip apgauti, tai paskui kenčiame patys. Ir būtent tą imuninę sistemą, jeigu norime užtikrinti, nesvarbu, ar jūs turit bet kokia autoimuninė liga, kurią jūs sergate, jeigu kažkas sergate, taip, arba galbūt žinote, kas serga, jis pirmiausia ir apskritai su visom ligom, ką žmogus turi, nesvarbu, ko sirgtų, ką žmogus pirmiausia turi daryti, tai yra užtikrinti, kad optimaliai funkcionuotų žarnynas. Tai yra viskas, taip? Pradedant, kad jis gerai sukramtytų maistą, baigiant ir skrandžio rūgštingumu, ir baigiant, kad būtų gerosios bakterijos, kad neišvešėjusios blogosios ir panašiai. Ir tai yra logiškai labai lengvai paaiškinama. Visų pirma, pirmas dalykas dėl to, kad tai yra šita veikla priklauso, kaip mes įsisavinsim maistinės medžiagas. Taip? Maistinės medžiagas, taip pat dėl ko imuninė sistema yra žarnyne, dėl to, kad jinais suformuoja barjerą, kuris neleidžia, aš nežinau, kiek jūs girdėjote apie tokį skylėtą žarnyną, leaky gut, taip vadinama angliškai, kas irgi su autoimuniniam ligom labai svarbu ir mes to prieisime, prie jo aš paaiškinsiu, bet irgi jis neleidžia atsirasti skylėtam žarnynui ir daugelį kitų svarbių funkcijų atlieka. Toliau imuninė sistema yra kepenys, yra tokios Kupferio ląstelės kepenyse, baltieji kraujo kūneliai ir dabar galvoju, kaip čia
glialinės ląstelės smegenyse. Tai va šitą visą sudaro tokios 4 imuninės sistemos dalys. Jos visos turi funkcionuoti optimaliai, jeigu mes norime būti sveiki. Ir dabar nežinau, kiek jūs susiduria, kiek jūs girdite tą žodį uždegimas. Apskritai reikia tikriausiai pradėti nuo to, kad uždegimas yra geras dalykas. Uždegimas yra gerai, tik uždegimų yra dvejopų, taip? Yra vietinis uždegimas ir toks ūminis, kur greitai, jisai atsiranda, greitai praeina, tai pavyzdžiui, jeigu mes susižydžiam, įsipjaunam ir panašiai, jis padeda mums užgyti. Organizmas, jeigu, pavyzdžiui, įsipjaunam, sukelia uždegimą, tam, kad padėtų žaizdai užgyti. Su šituo uždegimu yra viskas super, jis yra reikalingas ir mes turim dėkoti, kad tokie procesai vyksta. Kur yra blogai ir kas yra blogai, tai yra lėtinis sisteminis uždegimas. Tai yra toks uždegimas, kuris vyksta diena iš dienos, mėnesis iš mėnesių ir tas uždegimas gali būti dėl įvairiausių priežasčių. Tai gali būti ir dėl maisto, ir dėl streso, ir dėl toksinų aplinkoje esančių, ir dėl sėdimo gyvenimo būdo, dėl įvairiausių priežasčių. Bet tas lėtinis ir sisteminis, jisai žaloja mūsų audinius ir jo reikia vengti. Dabar aš irgi pasakysiu, būtent su autoimunėm ligom sergantiem žmonėm, kokių produktų reikėtų vengti, kad šitą uždegimą numalšinti. Ir dar irgi apie silpną grandį, tai labai trumpai mes dažniausiai autoimuninių ligų priežastis būna taip viena iš priežasčių uždegiminiai procesai, bet kokią autoimunę ligą mes susirgsime, labai priklauso nuo to, kur yra tas silpnoji, tas achilo kulnas pas mus, kur yra ta silpnoji vieta. Tai pas vieną tai gali būti oda, tai susirgt, pavyzdžiui, žvynelinė, virkligė ar panašiai, pas kitą tai gali būti diabetas, taip, ir panašiai. Tai yra pas visus skirtingi, nors priežastys gali būti labai panašios. Ir jeigu prieinant prie priežasčių, sakoma, kad beveik visos, aišku, negalima absoliutinti, beveik visos autoimuninės ligos yra dėl 3 priežasčių ir tos 3 priežastys jos turi realiai būti visos, kad pasireikštų autoimuninė liga. Tai pirmoji priežastis yra genetinis polinkis. Tai pavyzdžiui, jeigu jūsų močiutė sirgo diabetu arba jūsų senelis sirgo skydlių, tiroiditų, pavyzdžiui, Hashimoto ar Greivso, taip liga, arba jeigu vėžio, arba Parkinsono, arba Alzheimerio ir panašiai daug yra ligų, tai jeigu kažkas giminėje sirgo, tai reiškia, jūs galite turėti genetinį polinkį. Tai yra vienas veiksnys. Bet, kaip aš sakau, genai tai yra tik ginklas, bet ar mes ginklą užtaisysime kulkomis, tai priklauso viskas nuo mūsų. O tos kulkos tai yra aplinkos veiksniai. Taip dažniausiai aplinkos veiksniai. Ką aš turiu omeny, sakydama aplinkos veiksnius, tai yra mūsų mityba, gal reikėtų dėti į pirmą vietą, taip. Aplinka, tai yra ar toksiška, ar netoksiška, taip. Ir daugelis kitų dalykų. Ir žarnyno pralaidumas, tas taip vadinamas leaky gut, skylėtas žarnynas ir panašiai. Šitie visi tai yra turi būti žarnyne, turi nebelikti to barjero, kad pasireikštų autoimunės ligos. Ar girdėjote apie žodį glitimą? Glitimą? Girdėjote. Ir dabar man tos, kai kas jau tai priėmė vos ne kaip mados reikalą, aš be gliteno valgau, be glitimo, taip ir panašiai, bet iš tikrųjų aš pirmą kartą tą išgirdau prieš kokius 5 metus, gal truputėlį mažiau, kaip aš Londone dirbau, mokiausi, dirbau vienoje parduotuvėje, ten aš konsultuodavau žmonės ir kaip man atėjo ir sakė glitimas, tau kas čia pataiktas ir aš pirmą kartą išgirdau apie tokį dalyką. Deja, vis daugiau ir daugiau žmonių iš tikrųjų suserga, jei ne celiakija, tai turi jautrumą, netoleravimą taip glitimo. Tai dabar kas yra ta celiakija? Celiakija, nežinau, žinot, ar girdėjo tokį žodį, celiakija yra autoimunė liga ir ji pasireiškia
visiškai netoleravimu glitimui. Dabar tas glitimas. Kas yra glitimas? Taip, glitimas yra baltymas, kurį mes randame kviečiuose, miežiuose ir rūgėse, šitose produktuose. Tai yra visas mūsų bandelės, tortai, pyragai, kruasanai, makaronai, kvietiniai ir panašiai. Taip, visi produktai, kurių mes valgome daug. Ir tam tikri žmonės visiškai negali toleruoti šito glitimo. Ir kas atsitinka? Čia yra pavaizduota žarnynas. Viršuje pavaizduotas taip, kaip jisai turi atrodyti iš tikrųjų. Tai yra su daugybė tokių gaurelių, taip vadinamų. Ir tie gaureliai yra reikalingi, tai yra kaip būtų, pavyzdžiui, tas kailinis kilimas, taip, toksai, kur su tokiais gaureliais. Tai tie gaureliai reikalingi tam, kad mes galėtume įsisavinti maistinės medžiagas. Dabar celiakijos metu tie gaureliai yra visiškai sunaikinami ir tampa, kaip mūsų, kaip sakau, kaip kilimas būtų visiškai iš tų gaurelių, nieko nelieka, taip plokščia, taip? O kaip va šitas kilimas taip atrodytų. Tai kas tada atsitinka? Kaip aš ir minėjau, tada mes nebeįsisaviname maistinių medžiagų. Ir tada, pavyzdžiui, mes neįsisaviname, kaip sakiau, kalcio. Ir jeigu mes neįsisaviname kalcio, mes galime labai lengvai susirgti osteoporozę. Taip? Ir čia vienas tik iš pavyzdžių. Jeigu mes neįsisavinsim vitamino E trūkumas gali prisidėti prie autoimuninių ligų formavimus ir panašiai. Tai yra, mes turim didžiulę bėdą. Dabar ne visi žmonės turi celiakiją. Nors ir, pavyzdžiui, tu gali netoleruoti to gliteno glitimo, bet tai nereiškia, kad jeigu tu darysi celiakiją, yra tyrimas, irgi ir Montos ir Cellulite, ir Antėjų klinikos, tikrai jį daro. Ir jis gali pasidaryti ir jis gali būti neigiamas. Taip rezultatas. Jūs galvosit, aš galiu valgyti, bet toli gražu tai dar nereiškia, kad jūs galite valgyti, nes daugelis žmonių tiesiog netoleruoja tą glitimą. Ir netoleravimas glitimo, tai jisai nepadaro tokios žalos žarnynui, tai yra nesunaikina tų gaurelių, bet abiem šitais atvejais ir celiakijos ir to netoleravimo vyksta uždegiminiai procesai, kas yra labai negerai. Taip, ir dabar, jeigu žmogus serga celiakija, jis visą gyvenimą turi absoliučiai vengti glitimo. Visiškai jo nevalgyti. Ir negali taip, kad po 10 metų arba 5 vėl pradės valgyti. Ne, jis turi visą gyvenimą jo vengti. Ir buvo čia irgi tyrimas, Lancet žurnale paskelbtas, ir žmonės buvo stebimi 20 metų, stebima jų mitybos įpročiai. Ir buvo padaryta išvada, kad pacientai, kurie sirgo celiakiją ir valgė glitimo turinčio maisto bent kartą per mėnesį, padidino mirties riziką 1/6. Tai yra gan daug, taip? Dabar, jeigu kalbėti plačiau, apie truputėlį labiau paaiškinti, kodėl tas glitimas sukelia problemas, tai visų pirma reikėtų, kaip sakau, pradėti aiškinti nuo tokio dalyko, kad kiekvienas maistas taip yra sudarytas iš angliavandenių, baltymų, riebalų. Dabar šiuo atveju mums turėtų rūpėti baltymai, kad suprastume, dėl ko to glitimo kyla bėdos. Dabar baltymai yra sudaryti iš amino rūgščių. Va ir čia mums pradeda viskas turėtų pradėti aiškėti. Rūgščių. Ir dabar tos amino rūgštys turi tam tikrą seką. Dabar aš sugalvosiu, sukursiu skaičių raidės, pavyzdžiui, A, B, C, taip, arba A, B, C. Ir va ta kombinacija amino rūgščių, tai yra vadinama kaip vardo kortelės, kaip kabutės galima įdėti, vardo kortelė. Ir mūsų kraujyje gaminami antikūniai šitas vardo korteles skaito ir atpažįsta. Jie pagal tas vardo korteles atpažįsta, ar tai yra virusas, ar tai yra bakterija, ar jam jau reikia pulti, ar tai yra mūsų audinys ir nereikia nieko daryti. Dabar, kas yra su glitimu? Kur yra problema? Problema yra